Gerai, šiandien labai įdomi ir aktuali tema. Kaip čia man dabar lauk, kad aš... Jeigu aš čia būsiu... Va, čia gerai būsiu, ne? Gerai, mane matot, brangieji? Turėtumėt matyti. Gerai, aš čia tada pasidėsiu savo daiktus ir nefonuos mikrofonas. Viešpatie, dėkojam, mūsų širdys atviros tavo žodžiui. Tavo žodžiui, tai tavo žodis, viešpatie, yra užkelia mūsų į dvasinės sferas. Tas žodis šitas, kuris atėjęs iš dvasinių sferų, atveria mums, viešpatie, Dieve, vartus. Atveria ir užkelia mus ten. Dieve, dėkojam tau. Aleliuja. Taigi, brangieji, šiandieną kalbėsim apie jėgą. Apie jėgą. Amen? Apie... Čia pasakyti žodis jėga netinka, čia tinka žodis jėgos, ne? Jėgos, energijos, ne? Na, pasaulyje tai taip vadinama energija visokiausia skirtinga, ne? Mes turime elektros energiją, turim kitų jėgų energiją, ne? Bet dvasioje viskas juda jėga. Taip kaip viskas juda jėga dvasioje, taip ir viskas be jėgos nieks negimsta. Žiūrėkit, man reikia jėgos pakelti ranką. Ane? Man reikia jėgos kažkokios tai man eiti. Energijos, kitaip sakant, ane? Ir viskas šitam pasaulyje yra iš jėgos išteklių, kaip čia pasakyti. Valdoma, ane, jėgų. Be jėgos nieko, ane? Ir žiūrėkit, žmogus, jisai sukurtas valdyti ir kadangi pasaulis nežino šitos išminties, tik tai bažnyčia turi, ne, jie valdo kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, aš padarysiu, žinai, kranistas, mažas kranistas vyrukas sėdi ten 100 metrų krane, ne, gigante ir jis jį valdo. Jis pažaboja tą jėgą, ane, valdyti. Vairuotojas atsisėdęs už didelio sunkvežimio, ane, veža ten 24 tonas, ane, ten 300-400 arklių po jo kapotu, ane, jis valdo, amen. Todėl viskas yra valdoma jėgos ir visas gimė iš jėgos, amen. Vat čia yra, brangieji, labai svarbu žinoti, nes mes esam tie, kas tie, kuriem suteikta valdžia valdyti, ką? Tas jėgas. Bet kaip mes valdysim, jeigu mes to nepažįstam? Amen? Todėl be pažinimo, sako, kas? Žūsta mano tauta. Amen. Nes tos jėgos, jie neįtakoja jėgų, bet jėgos įtakoja juos. Aleliuja. Bet mes, ką darom? Mes keičiamės. Mes keičiamės, kad mes pažintume, kas priklauso mums. Taigi, viskas ateina iš jėgos. Absoliučiai. Amen? Viskas iš jėgos. Ir viskas iš Dievo įstatymų ir iš Dievo dvasios įstatymų. Viskas veikia pagal įstatymą. Supraskit, visos jėgos veikia pagal įstatymus. Ar jos dvasinės, ar jos fizinį dimensiją, amen? Ane? Veikia viskas pagal įstatymą. Visos jėgos. Jėgos yra Dievo sukurtos būtybės. Amen. Amen. Kurios valdo viską.
palaiko ir laiko viską taip, kaip turėtų būti, arba tam, kad tarnautų kitiems priešingiems tikslams. Amen? Mes žinome, yra tamsos jėgos, ne? Ir yra šviesos jėgos. Amen? Ir vienos ir kitos tarnauja paskirtiems tikslams. Amen? Jei keista priešinga valdžia, valdovas ar kunigaikštystė ims valdyti, dominuoti, suvilioti ar sugadinti laiko ir sezono galią, laikas ir sezonas irgi yra galia, visų jėgas. Bet jeigu jos perima, ir jos ima gadinti laiko ir sezono galią, kažkas atsitiks. Amen? Tai vyksta būtent kur atmosferoje, tai vyksta dvasinėse dimensijose. Tada kas? Ateina pandemijos, ateina mirtis, ateina nuodėmė, ateina maištas, ateina negandos, įsivyrauja tamsa. O žinote kodėl? Nes laiko ir metų laikus valdančioje jėgoje dominavo kažkokia priešinga dvasia. Amen? Priešinga jėga. Amen? Mes supraskit, vėjas gali būti vėjas pasiųstas viešpaties ir vėjas gali būti pasiųstas priešo. Mes matom dvi skirtingas jėgas, bet iš skirtingų karalysčių. Aleluja. Komprastas į tavo viešpatį. Haleluja, suteikim viešpatį Dieve išminties ir supratimo, patarimo ir galybės, pažinimo ir viešpatės baimės dvasią, pažinti tavo žodį. Taigi, visata, žemė, laikai ir metų laikai, vanduo, jūra, oras, žmogaus kūnas, kūno organai. Visa, ką Dievas kada nors sukūrė, ar kūrė, amen, atėjo per jėgos priemonės. Amen. Nieko nėra nesukurta be jėgos. Taip, kad ir mes negalim absoliučiai nieko padaryti be jėgos, be energijų, skirtingų. Haleluja. Dievas sukūrė jėgas pagal principus ir pagal įstatymus. Todėl kiekviena jėga veikia pagal principus Dievo ir įstatymus. Amen. Taip pat mes matome fiziškai, sakykime, šitos dimensijos supratimo, kad visos jėgos ir pajėgos, tiek karinės, tiek policijos, vėlgi veikia kuo? Pagal įstatymą. Ir negali nei viena nei peržengti ribų, nei nusižengti, kokia bebūtų jėga. Jinai turi paklusti. Aleluja. Todėl vat ir yra, mes dažnai kalbame, sakau, kad, mes gyvenam čia, šitų supratimu ir labai dažnai pažeidinėjam dvasinius principus, nežinodami to ir įstatymus, šitai pakenkdami patys savo. Kodėl mums reikia gyventi, suprasti ir vertinti dvasiškai, nes tie įstatymai jie neatšaukiami ir pagal juos toliau žmogus gyvena. Amen? Mes toliau pasieksime diskuti giliau apie tai. Haleluja. Biblija kalba apie gyvybės dvasios dėsnį. Amen? Gyvenimas yra valdžioje, gyvenimas yra pagal įstatymus. Viskas pagal įstatymą. Mirtis ateina pagal įstatymą. Nuodėmė pagal įstatymą. Yra nuodėmės ir mirties įstatymas. Jie visi yra galios. Jėgos kažkokios tai. Amen. Nes galios yra ir įstatymai. Pats įstatymas yra gyvas.
Ir įstatymas kaip dvasia leidžia tai galiai, ane, jei tu nusižengi dvasiniam įstatymui. Taip kaip fiziškai. Nueik į parduotuvę, pasiimk daiktą, nesusimokėk ir išeik, tu pažeidėjai. Amen? Amen. Krita kostas apriti plarodasam. Ir kas bus pasiųsta jėga sulaikyti tave. Amen? Legali. Todėl viskas. Čia brangiai, antiek giliai ir stipri tema. Amen? Ir jūs suprasit, kodėl žmonės miršta, serga, kodėl žmonės neprasimuša, todėl kad pastoviai pažeidinėja Dievo nustatytus principus ir įstatymus. Ar tu krikščionis, ar tu nekrikščionis, ar tu tikintis ar ne. Jei tu nusižengsi, jiems pasiekmės bus. Amen? Ir šiandien mes deisim iki to, kad pamatys, kad malonė šito neapsaugo. Amen. Aprito la paradossa. Kiekviena tauta yra valdžioje. Tautos įstatymai yra tos tautos galia. Amen. Brangiai, tik buvau Afrikoje. Betvarkė. Nėra ko, įstatymų ir valdžios. Todėl chaosas šalyje. Suprantat? Nėra jėgos. Nėra galios aukštesnėse instancijose. Amen. Ir šalyje betvarkė. Todėl tautos įstatymai yra tos tautos galia. Supraskit teisingai, ne? Sako, niekas brangiai netėjo šitą žemę iš kažkur. Kad įstatymus iškreipia, nes yra ir tos jėgos, ir tos, tai taip, ne? Bet sistemos principai viskas ateina iš Dievo. Gerovė, amen? Bet kažkas kuria gerovę, kažkas ardo gerovę, ne? Bet žinom kas atėjo skaldyti, ardyti ir pražudyti, amen? Kuria savo partijas, politikus ir taip toliau. Amen? Todėl tautos galia ir jėga yra jų įstatymuose. Jeigu teisingi įstatymai, juose vyraus, kas galingos Dievo armijos, amen, tauta gyvens. Suprantat? Blogi įstatymai griauna Dievo tvarką, principus, suprantat, ane, ir įneša ką? Karą, chaosą. Jei piknaudžiausi tautos teise, būsi blogoje tos tautos pusėje. Kai pažeisi jų įstatymus, jų įstatymas, kas bus, atsisuks prieš tave. Amen? Jų įstatymai, jų galios jums ką darys įkas. Jos kandžiosis. Amen? Nes viską valdo valdžia. Ir sako raštas, visos valdžios kunigaikštystės sukurtos jo ir jam. Amen. Blogus sustabdyti, ne, kaip aš sakau, Dievo rankos dvi, jis ne vienarankis, viešpats sėdi dešiniai, ne, bet kažkas yra kairiai. Aleliuja. Gerai, žiūrėkit, jeigu aš dabar paimsiu šitą kolonėlės garsą ir užsuksiu iki galo, šitą kolonėlę nustatyta 1100 vatų, ne? Bet aš atsuksiu ant 1300. Kas bus? Kolonėlės garsiapalis greičiausiai sudegs. Ne? Ar sprogs, ar sudegs, ne? Nes aš pažeidžiau įstatymą. Jinai turi galę skleisti ir didinti. Ane? Bet aš kitą jėgą pažeidžiau tos jėgos įstatymą. Supraskit,
kad mūsų gyvenimas toks yra energijų karas. Visur absoliučiai viskas veikia ir viskas yra su energijos dalimi. Kiekvienas elementas turi savo jėgos kiekį. Ne? Energijos jėgos, nežinau kaip čia įsireikšti, mes paprastai suprantam šitus dalykus, ne? Iš dvasiškos pusės. Na, moksliškai tai nustatytų jų netgi ir įdomius dalykus, skirtingos jėgos. Vatai, kilovatai, megavatai, energijos šaltiniuose, garso stiprinime, automobiliuose, arklio jėgomis skirtingai skaičiuojama. Amen? Tos visos jėgos. Aleliuja. Taigi, garsiakalbis šitas greičiausiai nustotų veikti. Žinai kodėl? Nesulaužyk garsiakalbio įstatymus. Jei pažeisčiau dabar mikrofonų dėsnį, jis neveiks. Amen? Vadinasi, viskas, kas yra žmogaus ar Dievo sukurta, viskas, kas sukurta, yra galių mezginys ir mezginys įstatymų. Amen. Aš nekalbu apie 10 įsakymų, amen, kuriuos Mozė davė viešpats, amen. Nors, ar žinote, kad 10 įsakymų, kuriuos Mozė suteikė viešpats, yra, kas jame yra? Nemirtingumo įstatymas. Amen. Nemirtingumo įstatymas, į kurį pats viešpats atsakė. Aleliuja. Tai yra ilga amžiškumo dėsnis. Tai žmogaus kūno dėsnis. Sulaužyk vieną įstatymą ir prarasi savo gyvenimą. Sako, ne, Mozės įstatymą pasibaigė, jie niekur nedingo. Ne joks brūkšnelis, ne joks taškelis iš dvasinių sferų nepranyko. Tas įstatymas duotas buvo, kad gyventum, laikykis, kad ilgai gyventum. Amen. Amen? Taip yra ilgaamžiškumo dėsnis, tai žmogaus kūno dėsnis. Sulaužykit vieną, prarasti savo gyvenimą. Matote, tai yra įstatymai. Mes esame apgaudinėjami, buvome. Ačiū Dievui, mus viešpats išvedė į šviesą. Ne? Buvome apgaudinėjami kuom? Malonės įstatymų. Jūs suprantat, kiek daug yra pamokslininkų ir aplinkų Evangelijos malonė. Vieniem malonė nieko tokio papaleistuvauti, kitiem malonė parūkyti, kitiem malonė išgerti, kitiem malonė, viskas malonė. Malonė. Amen. Nors tiesa yra absoliučiai kitokia. Malonę mes išgelbėti. Taip ir amen. Amen. Bet malonė nesuteikia tau dalykų, bet tau jėgos. Ką daryti? Pažeisti dvasinius įstatymus ar principus. Aleliuja. Malonės įstatymas, paklausykit mane visi online ir čia, paklausykite, malonės įstatymas yra įstatymas garantuojantis jūsų amžinai išgelbėjimą viešpaties dieną. Amen. Išgirskite dar kartą, pakartosiu. Malonės įstatymas, kurį Dievas mums suteikė, ane? Jisai yra įstatymas garantuojantis jūsų amžinai išgelbėjimą viešpaties dieną. Amen. Viešpaties dieną. Amen. To aš jums dabar paliudysiu. Kad jūsų išgelbėjimas. Suprantat, žmonės galvoja, kad jeigu aš jau išgelbėtas, tai aš jau išgelbėtas. Galiu daryti, ką noriu. Ne.
aš sako, jeigu tas įstatymas atitiks to įstatymo, tavo esamoji būtis, ta viešpaties diena, gerai. Kaip ratus apladė. 1 Korintiečiam 1:8. Apie viešpaties dieną čia reikia tiek daug šnekėti, nes tiek visur melo. Žiūrėkit, 1 Korintiečiams 1:8. Todėl jums nestinga jokios dovanos laukiant, Paulius kalba korintiečiams, kada apsireikš mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris ir sutvirtins jūs iki galo, kad būtumėte nekalti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dieną. Viešpaties diena yra Jėzaus Kristaus diena. Amen. 1 Korintiečiams 5:5. Nuo 4 eilutės paskaitysiu. Čia apie būtent nuodėmingą. Apie nuodėmėje gyvenantį žmogų, korintiečių bažnyčioje, ane? Ir Paulius aiškina, jums susirinkus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dalyvaujant mano dvasiai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus jėga, atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta, kada? Viešpaties Jėzaus dieną. Finalas išgelbėjimo spręsis kada? Viešpaties dieną. Sako, jis atskirs ožius nuo avių, vyks kas? Viešpaties teismas. Bet laimėtojai atneš nutrenks savo karūnas, bet kažkas bus išmestas. Amen. 2 Korintiečiams 1:14. Kaip iš dalies jau mūsų supratote, kad mes esame jūsų pasigyrimas, kaip ir jūs mūsų viešpaties Jėzaus dieną. Matot, kada tu esi sferose ir gyveni dvasia, tada tas žodis, kurį tu kalbi, gali būti čia ir dabar. Nes tu matai savo išgelbėjimo dieną jau dabar čia. Kada tu matai, tada aš žinau. Todėl Paulius kalbėdamas sako, va tą dieną, nors aš dabar galiu ją įžengti. Ir pamatyti save tenais. Ar suprantat? Mums sferos laikai atviri keliauti į kur norim. Todėl Pauliaus laiškai, jie neskamba šitų laikų, jie skamba vakar, šiandien ir per amžius. Amen. Aleliuja. Bet užtvirtinanti tie viešpaties dienai, ane? Būtent tai dienai yra, būtent paskirtų laiku, kas į ten pateks. Apreiškimo 1:10. Aš buvau dvasioje viešpaties dieną ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą tarsi trimito. Amen. Vėlgi, viešpaties diena. Todėl jinai nepraėjo, jinai tik ateina. Amen.
Amen. Taigi, tai neturi nieko bendra, jūs malonė, amen, malonė, kurią gavote, neturi nieko bendra su jūsų sveikata. Tai neturi nieko bendro su apsauga, su tarnavimo, jūsų tarnystės, amen, kažkur tai. Tai neturi, kad kažkas kažką tai malonę dengia. Tai neturi nieko bendra su jūsų santuokos sėkmės ilgaamžiškumu. Suprantat? Tai neturi nieko bendra absoliučiai. Nes jūsų sveikatai ir visiems kitiems dalykams galioja kas? Įstatymai. Amen. Amen. Reta kaporo ostos sopre. Dievo įstatymai yra Dievo įstatymai jūsų sveikatai. Yra galios paskirtos jūsų sveikatai. Tai yra Dievo įstatymai jūsų santuokos ilgaamžiškumui. Yra visur atskiri įstatymai ir jėgos, kiekvienam principui. Amen? Amen. Jūs pažeidžiate savo sveikatos įstatymą. Jūs pažeidžiate savo tarnavimo įstatymą. Pažeidžiate savo santuokos įstatymą. Pažeidžiate sėkmės įstatymą. Pažeidžiate sveiko proto įstatymą. Jūs pažeidžiate įstatymą vardan to, kad aš galiu padaryti bet ką ir Dievo malonė mane dengia. Tu esi kvailių kvailys. Foolish, kaip jis sako, ne? Kvailys. Nes jei aš dabar suvalgysiu vieno kotleto 3, aš pažeisiu ką? Kūno įstatymą. Apkrausiu inkstus, kepenis, aš vesiu kur save. Suprantat? Jei aš dabar užsimainysiu sesis vietoj savo žmonos, aš pažeisiu ką? Santuokos įstatymą. Amen? Kalbėkit tiesiai, kad žmonės suprastų. Sesė, pas tave gražios krūtys. Ar neperžengė ribų? Pažeidė. Viskas. Suprantat? Ir lauk atsakymo. Žmonės galvoja, kad pažeidę nusiplauna. Nenusiplausi. Suprantat? Pasiekmė garantuota. Ne veltui Viešpats Senajame testamente pasakė kas? Kraujas už kraują. Amen. Mirtis už mirtį. Ane? Amen. Jeigu tau ir tu jam tai. Suprantat, kaip veikia? Amen. Amen. Ir kuo toliau Viešpatie, tuo labiau aš matau aplinką judančią, įskaitant kūrinyje, pagal tos įstatymus. Ir nesvarbu, koks Dievo viršininkas generolas būtų, nesvarbu antpečiai. Mažiausiai iš jų pražeisi, kentėsi. Ir pastebiu tokius dalykus, kad galvoju Viešpatie, iš kur? Supranti, kad tik iš Viešpačio gali ateiti išmintis, supratimas ir tu gali matyti tik jam suteikus tau malonę matyti tiesoje. Nes per jį atėjo malonė ir tiesa ateina.
Todėl mes dažnai pažeidžiam ir kenčiam, kad mes maloniai išgelbėti, bet veikiame mele, pažeidinėdami dvasinius įstatymus, nes ne vienas nejudam į priekį. Viešpatie, kodėl taip? Viešpatie, kodėl anaip? Kodėl aš tas? O kodėl mano šeimoje tas? O kodėl man anas? Brangieji, ieškokit, ką kur patys ne ten padarėt. Amen. Kaltų nėra. Kaltų nėra, suprantat? Amen. Kaltas esi tu, kai sakant, jeigu kvailai pasielgi. Amen? Jei jūs pažeidėt finansų įstatymą, patikėkit. Krikščionys biedni, nes pastoviai pažeidinėja. Klausyk, aš, broli, gal pigiau man? Gal be lapuko? Kam tos sąskaitos? Ką? Nerašyk. Už kešą nuvešiu. Suprantat? Nu, Viešpatie sugriauk mums tas tvirtovės. Viešpatie dėkoju. Haleliuja. Taigi, bėkit nuo religijos. Bėkit. Bėkit nuo visų tokių mokymų, kur klausotės, kad malonės man pakanka ir aš galiu daryti, ką noriu. Amen? Bėkit. Ir kuo greičiau, to geriau. Bėkit. Bėkit iš savo susirinkimų. Bėkit iš savo... Ir kuo greičiau, to geriau. Aš klausimas sako, kur man bėgti? Bėk čia. Bėk čia į Jokūbo namus, kur išmintis teka iš dangaus. Amen? Amen. Laurai, tu arogantiškas. Toks ir esu. Aleliuja. Bet išgirskit mėra mano širdį. Girdžiu žmonės, kurie ginčinėsi. Kai aš išgelbėtas, tai esu tikrai išgelbėtas. Aš žinau, kad tu esi išgelbėtas, dar viens kitą tikina, žinai. Jo, tu išgelbėtas. Žinot, kaip pas krikščionis, dabar užeikit tuos, ne? Ne, dar pastorius, man pastoriau, tai yra išgelbėtas. Išgelbėta. Ir jo, Marytė, tik pasatalą nevakščiau. Ai, vienas kartas nieko čia. Aš žinau, tu išgelbėtas, tu eini į dangų iš karto, taip. Tu net negali prarasti savo išgelbėjimų. Ar žinai, kad išgelbėjimas yra pigiausias dalykas žemėje? Amen. Ką tu čia kalbi, Laura? Jis visiškai nusišneka. Ar žinai, kad išgelbėjimas yra pigiausias dalykas žemėje, nes tai atsirado ne tavo, o Kristaus sąskaita. Amen. Amen? Tai atsirado Kristaus sąskaita. Titui 2:11. Taigi, ačiū Dievui, jūs esate išgelbėti. Ir kas tada? Žinot, krikščionybės tikslas būti išgelbėtam. Pas Lietuvoje, kur nori, tai jie žino tik tai, kad reikia skelbti Evangeliją ir kad visi būtų išgelbėti. O kas tada, sakykime? Kas po to, kai tu išgelbėtas? Kas? Laukia ramiai pragaro? Jo, tu išgelbėtas amžinam. Jo, tu amžinai išgelbėtas.
Ar nebuvai išgelbėtas, kad patektum į dangų ir kad įkurtume žemėje Dievo karalystę? Ar ne tam? Mes išgelbėti, kad mes kurtume iš dangaus, neštume karalystę į žemę? Amen. Juk ne taip sako, tebūnie. Kaip danguje, taip ir ant žemės. Aleliuja. Ne tam? Ar nebuvai išgelbėtas dėl to, kad gyventum nemirtingumu? Amen. 1 Petro 1:23. Ar nebuvai išgelbėtas negendančios sėklos, gyvuojančios ir pasiliekančios per amžius? Ar nebuvai išgelbėtas sėdėti dangiškose vietose pagal Efeziečiams 2:6-9, kur kas aukščiau už kunigaikštystės ir galias? Kam tu esi išgelbėtas? Kokiam tikslui? Dainuoti, šokti, sekmadieniais pakėlus rankas paverkti? Viešpatie! Ar nebuvai išgelbėtas tam, kad patvirtintum Dievo valią? Ar nebuvai išgelbėtas, kad pakiltum į dvasinės sferas, paimtum valdžią, kurią Dievas iš anksto numatė žmonijai prieš prasidedant jo kūrinijai? Amen. Aš išgelbėtas. Aš neprarasiu išgelbėjimo. Ne? Jie visi miršta, paleistovauja, visur svetimauja, to ligos, sumaištis, demonai. Pirmas dalykas, ką tu turi praeiti, kai esi išgelbėtas. Pirmas, tai praeiti per ugnį. Amen. Jis krikštys jūs kuom? Šventąja dvasia ir išgelbėtas. Aš išgelbėtas. Baimė tėjo. Buo! Viskas praradau. Todėl tavo išgelbėjimas bus patikrintas Viešpaties dieną. Amen. Aprodi ala krostas atieštėsi. Tu išgelbėtas, kad patektum į ugnį. Tu išgelbėtas esi, kad valdytum valdžias. Amen. Valdytum jėgas. Amen. Brangieji. Halleluja. Ar žinai, kas tu esi? Ar žinai, kas tu esi? Ar žinai, kas tu esi? Dievo sūnus. Aleliuja! Jėzus sakau, jeigu tu Dievo sūnus, liūtas gimdo liūtukus. Amen. Ane? Paukštis gimdo paukščiukus. O Dievas pagimdė ką? Dievukus. Amen. Aleliuja. Sakyk, aš Dievas. Aš Dievas. Aš Dievas. Aš Dievas. Dievo pagimdytas. Dievo pagimdytas. Aleliuja. Ar jūs žinot, kas yra Dievas? Jau po truputį. Amen. 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 3-4 eilutė. Jo dieviška jėga, pakartotis, dieviška jėga, Dieviška jėga padovanojo mums, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Per pažinimą to,
to, kuris mus pašaukė kuris mus pašaukė šlove šlovę ir dorybę. dorybę. Drauge jis Draugai jis mums be galo be galo davė davė didžius didžius bei brangius pažadus, ir brangius pažadus, kad per juos taptume kad per juos taptume dieviškos dieviškos prigimties ties dalininkais, ištrūkę ištrūkę iš sugėdimo, kuris sklinda pasaulyje gyduliais. kuris sklinda pasaulyje gyduliais. Taigi mes esame jo dieviškos prigimties dalininkai, išvengę sugėdimo šiame pasaulyje. Mes turime dunamis jėgą. Mes turime jėgas veikti, dirbti, aktyvuoti, kad puoselėtume dieviškosios prigimties veiklą ir viešpatavimą, kuris yra neatskiriamas nuo mūsų dvasios. Amen. Jeigu Dievas visą sukūrė savo jėgą ir aš esu tos dalininkas, Lauras čia antikristas, pažiūrėkit, ai, ką jie čia daro, pažiūrėk. Aš valdau jėgas, Amen. suteiktas man. Sakykit, aš valdau Aš valdau ir aš valdysiu ir aš valdysiu jėgas, jėgas pavestas man, pavestas man Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Halleluja. Tai yra Dievo prigimtis. Raštas sako, jis griaustinis, jis žaibas, jis ateina savo balsu, buom, sugriaudė. Supraskit, kokiomis jėgomis jis tai ekspresina. Amen. Dabar todėl išreikšdamas dangišką jėgą, tik kūnišką manifestaciją, tu jau pabaisa. Jis jau slibinu tapo. Mano Jėzus, jie apie slibiną žino gerai. Apie kitus demonus jie žino gerai. Apie burtininkavimą gerai išmano. Apie okultizmą gerai išmano. Bet va, vieno ko neišmano, tai apie jo kūrėją. Halleluja. Halleluja. Mes turime prieigas. Ne? Mes turime prieigas prie tų galių. Tos jėgos, brangieji, laukia jūsų. Visos dangaus jėgos, kurios sukurtos, paskirtos mums tarnauti, laukia jūsų. Amen. Ir tu nieko be jų negali nuveikti. Amen. Nes viskas valdoma jėga, Amen. valdžia. Amen. Amen. 1 Hebrajams 1:14 sako, argi jie, tos jėgos, visos dvasios, tarnaujančios dvasios, išsiųstos tarnauti kam? Tiems, kurie paveldės išgelbėjimą. Ar jie nėra visos tos jėgos ir dvasios? Amen. Jis kalba apie kūrinyje, dangiškose dimensijose, visos jėgos angelai yra sukurti, paskirti, kam? Tarnauti mum, Amen. kurie paveldės išgelbėjimą. Tik aš išgelbėtas. Nesako, paveldės išgelbėjimą. Amen. Jau šitas nauja evangelija čia su ką sakys. Stopudovai. Rita kata priabosa. Žinoma, jūs girdit visokių dalykų, visokių vaikiškų ginčių, bet mes juose nedalyvaujame. Amen. Amen. Brangieji, dvasinės sritys atidarytos. Dievo ugnis čia. Halleluja. Suteikta mums privilegija, brangieji, ką?
valdyti ir suvaldyti galias. Pasakykite amen. Amen. Tai man suteikta Man suteikta valdžia. valdžia. Ką daryti? Valdyti. Valdyti man priskirtas galias. Man priskirtas galias. Amen. Amen. Hallelujah. Šiandien sakau, sudrausiu vėją, kad ramiau jums atvažiuotų. Aš jau tik sakau, vėjau, nurimk. Ir pats sako, ne. Kodėl? Sako, šiandien pasiunčiu vėją, kad būtų tavo, sako, garso akustikos apsauga Amen. nuo kaimynų. Aš sako, aš jos pasiunčiau nunešti garsą nuo tavo namų, kas šiandien bus čia. Hallelujah. Wow. Taip, kad vėjas tarnauja šiandien mums sulaikydamas mūsų triukšmą, nes matyt, Dievas pamatė kai kurių kaimynų reikalus vidinius ir pagailėjo jau atsiųsdamas mums patarnauti vėją. Amen. Todėl, jeigu pažiūrėsi kūniškai, sakysi, ai, blogas šiandien noras, čia vėjas, nesuprasi, ką Viešpats daro. Amen. Aleliuja. Sakykite, aš dvasia. Aš dvasia. Prisiminkite, kad visą Viešpats padarė savo gale. Jeremijo 32:17. Jeremijo 32:17. Aleliuja. Priatia plokasa. Ikrabuštasa. Tuoj baigsiu neužilgo. 32:17. Viešpatie Dieve, tu sukūrei dangų ir žemę savo didelę galią ir ištiestą ranką. Nieko tau nėra negalima. Hallelujah. Amen. Aha, jis sutvėrė dangų ir žemę savo didelę jėgą ir ištiesė savo ranką. Ką tai reiškia? Kai karalius ištiesė savo ranką, ką tai reiškia? Kai karalius parodo taip, jis parodo savo kuo valdžia. Ne? Reikia kaimynėliam pranešti, kad sekmadienis tarnavimas. Dievas ištiesė savo ranką, jis ištiesė ją žmonijai, jis davė mums viešpatavimo atspaudą. Pradžios 1:26, ne? Raštas sako, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir te viešpatauja jie padangių paukščiam, jūros žuvim, ne? Param. Pažvelkite į skirtingus galių tipus, nes matote, kad norint suprasti galias, labai svarbu suprasti, kad yra galių ir visokių jėgų įvairovė. Amen. Amen? O aš tikiu, nuo šiandienos jūs matysite visą kitaip, nes viskas stumame jėga. Amen. Viskas veikiama jėga. Aleliuja. Viskas yra palaikoma galios. Viskas kilo iš valdžios. Tai reiškia įstatymus ir principus. Viskas yra valdoma jėgos. Ir mes esame jėgos kūriniai, esame valdžios vadai. Sakoma, kad Dievas viską sukūrė jėga. Ar tai teisinga? Taip. Viskas iš jėgos. Jeremijo 30:17. Ir 1 Korintiečiams 12:13. Ar tiesa, kad tai per žinias? Amen. Atokla pasa, nes mums dar reikia ir žinios 12:13. Amen. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Nes viena dvasia mes esame pakrikštyti į vieną kūną. Žydai ir graikai, vergai ir laisvėjai ir visi buvom pagirdyti viena dvasia. Aleliuja. Dabar matote, žinios yra
viena iš dvasių, per kurią Dievas įgavo vieneto galių kurti. Aleliuja. Matote, kad viskas buvo sukurta jėgos. Viskas kilo iš jėgos, viskas kilo iš dvasios įstatymų, iš Dievo įstatymų. Viskas veikia pagal įstatymą. Jūsų širdies plakimas veikia pagal įstatymą. Jei netiki, taigi paklauskite gydytojų, nes jie atlieka širdies tyrimus. Tiesą sakant, apsilankykite pas kardiologą ar širdies specialistą. Nustebsite, ką jie žino apie žmogaus širdį. Amen? Jie studijuoja apie širdies galias arba širdies dėsnius. Štai kodėl jūs galite jais pasitikėti. Todėl mes galime pasitikėti gydytojais. Amen? Gydytojas gydytojui nelygus. Amen? Jeigu jūs patenkate pas tos srities specialistą, pavyzdžiui, net širdies ligų, jis kiekvienas savo pozicijos specialistas, jis negali būti pasodintas žmogaus, jis pasodintas jėgų. Aleluja, vėlgi, amen. Dažniausiai, žinoma, tai yra gerosios pusės, jėgos pastatytos. Aleluja. Bet žinoma, kad nesnaudžia tose pajėgose ir šėtonas. Aleluja. Taip, jūs galite pasitikėti, kodėl tu jais gali pasitikėti ir kodėl jis pasitikė, kaip jūs einate į gydymo įstaigą. Kodėl? Kodėl, ateinat ir patikė daktarui, jeigu daktaras pasakė taip, ne? Juk taip yra, ne? Kodėl pasitikite jais? Todėl, kad jie turi žinias, jie turi pažinimą savo srityje, žino įstatymus organų. Ar suprantat? Suprantat, kaip tie žodžiai vadaliojasi? Vidaus reikalų organai. Ar suprantat, kad tie patys dėsniai, kurie veikia dvasinėme Kristaus kūne, yra panaudoti sistemose? Amen. Todėl net kai kurie ir vadinami yra organais. Ar suprantat? Aleluja. Reita bloda iestasa. Kiekvienas pažinimas tiesos, jisai turi vaisius. Ir netgi tas gydytojas tam, nežinau, daktaras, ar kaip ten jos vadina tais laipsnis, ne? Jisai pasiekė tai pažinimu, per kurį pasireiškė vaisiai. Amen. Niekas jo neiškeltų, jei jo pažinimas neštų mirtis. Amen. Bet jei jo pažinimas ir veiksmai neša gyvybę, tai atneša ką? Išaukštinimą. Amen. Ir čia, brangieji, Dievas net nesikiša, nes žmogus veikia savo pasirinkimais, savo žiniomis, veikia įstatymus ir jėgas, gyvendamas ir vykdydamas savo pašaukimą. Amen. Ar nepabėgot, nepaleidau jūsų? Suprantat? Tu esi kūrėjas, programuotojas, tos pajėgos, jėgos ir valdžios tavo pasirinkimu ir veikimu per pažinimą tave statydina arba griauna. Yes, amen. Laura, iš kur tu žinai, kad tu teisus? Todėl, kad mano žodžius atsiliepia Dievo dvasia. Todėl, kad į mano žodžius reaguoja Dievo jėga, o jūsų ne. Amen. Riatuka pratasita plataki. Retable esto sukepre. Enimaso, ir tai ne mano uždarbis. Tai viešpats manyje. Amen. Į pradolika su. Dauguma pamokslininkų,
kuriuos jūs šiandien pažįstate, vartoja vaistus ir gydytojų nurodymus. Amen? Amen. Bet Jėzus nesipriešino gydytojam. Lukas, vienas iš jų, buvo gydytojas. Amen? Tai reiškia, kad šis vaikinas įvaldė žmogaus kūno galias. Amen? Amen. Ir tada jis tarnavo Dievo karalystės interesams. Amen. Pažindamas, turėdamas supratimą ir pažinimą savo sferoje. Amen? Mes nesam vien tik tai dvasia ar siela. Mes esam dvasia, siela ir kūnas. Vadinasi, visose trijose dimensijose aš turiu turėti pažinimą ir suprasti visų trijų dimensijų įstatymus ir nepažeisti jų. Ne tik dvasios, ne tik sielos, bet ir kūno. Amen. Suprantat, kokia jūs institucija ir jurisdikcija? Jeigu vienas su kitu nesutampa tarp sielos ir dvasios, vyksta nerimas, chaosas. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Amen? Papuolami nėra. Kažkur nesutampa kas? Dažniai, energijų šaltiniai nesutampa. Kažkur pliusas su minusu kelia žiežirbas. Paimkite energijas, jas sukryžminkite, ne? Pliusas su minusu gausit, sprogimą. Amen? O kada energijos šaltinis teka normaliai, kai sakant, ne? Todėl mes matome iš elektrinių per laidus tekančią energiją į namus ir nešančią šviesą. Amen. Viskas elektriniai tobulai, ten nežinau, nesu tas specialistas, bet pastatyta visi reikalai, jie atlaiko tą srovę, energiją, perduoda, neša, viskas subalansuota. Amen. Ir iš vienos energijos, kuri yra nematoma, mes išgauname šviesą. Amen. Iš vienos energijos, iš jūsų dvasios ateinanti, jinai uždega kitą šviesą mumise. Amen. Halleluja. Usta priekusta. Gerai. Taigi, žmogus suprantantis apie kūną, amen, jisai gali taipogi nešti, tarnauti karalystės interesams. Jis suteikia Dievo žmonėms reikiamų žinių apie žmogaus kūną. Nepasitikėkite šiais kvailiais, kurie jums sako, kad visa daroma tik tikėjimu. Viskas įmanoma tikinčiam, taip, bet kad viskas daroma tikėjimu, Aleliuja. Nepasitikėkite šiais kvailiais, kuriems sako, kad visa tai tikėjimu. Žmogaus tikėjimas turi būti keliu ir galios sferomis. Amen. Amen. Tylėk. Tylėk, jei nežinai, kas yra gydymas. Nojaus draugeliai duoda. Aleliuja. Gerai, to baigiau. Čia truputėlį kantrybės. Žmogaus tikėjimas, turi būti galios sferomis pasiektas. Kai Dievas padarė du galingus, ypatingus, neįtikėtinus stebuklus, jis užmygdė žmogaus kūną į gilų miegą.
vaikučiai. Jis užmigdė žmogaus kūną į gilų miegą. Pradžios knyga 2.21. Sukūręs Dievą, jis užmigdė žmogų. Tada jis atliko ką? Operaciją. Amen? Jis atliko operaciją. Pamečiau. Kai jis įdėjo Jėzaus sėklą į Marijos įsčias, jis pasakė, kad šventosios dvasios kas? Galia, jėga nužengs ant tavęs. Amen. Amen. Net ir šitie dalykai, jie buvo viskas veikiami per jėgą. Amen. Amen. Žodis užgožti, kai sakė, kad tave apdengs užgoš, ne, šventoji dvasia. Pasakė jis, ir šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausioji jėga, ne, aukščiausioji jėga, kuri yra apikaiso, amen, ta prasme apdengs tave. Dabar supraskite, kaip žmonės mato tokias eilutes, žiūrėdami pagal religinį supratimą. Jie galvoja, kad Marytė atsistojus, ne Marytė, atsiprašau, Marija, atsistojus, žinai, atėjo angelas, sako, tuoj čia šešėlis, va toks tai uždengs ir tu tapsi nėščia. 1, 2, 3. Žmonės kaip skaito, taip ir mato, ar ne taip? Kai Dievo šešėlis ar Dievo šlovė ateina, kas būna? Tu krenti čia ir raitaisi. Kai Dievas apdengia savo jėgą, siekla pasėta. Bet niekas negali tokių dalykų įsivaizduoti, nes tai Dievas būtų demonas. Suprantat, kaip tu skaitai Dievo žodį, taip tu ir supranti. Jeigu tu skaitai iš šitos sferos, tu pamatysi, kad, šešėlis turbūt Dievas atitojo pašonį, čia vadėjo šešėliukas toksai atėjo, ne, ir viskas, tu nėščia. Bet kad ten įvyko, kritimas ant žemės, šitą parodijos tasata, niekam neteina į galvą, todėl kad niekas negali pamatyti iš ten, kaip taip įvyko. Amen? Kai tave ateina ir ant tavęs apsireiškia šešėlį, tu dažniausiai valiojasi ant grindų. Amen? Nes mes matom, sako, kai Viešpatį pamatė jo šlovę, kas? Kritau veidu į žemę, nukrintau. Amen? Taigi, kai Dievo šešėlis uždengė Mariją, amen, jinai buvo kad pakelta į kur? Į dvasinės sferas. Kad būtų Dievo. Okay. Nes Dievas kuris, paėmė ją teleportavo, kuri buvo apdengta šventosios dvasios galia. Okay. Jis sako ir aukščiausiojo galia. Kai Marija paklausė, kaip tai gali būti, nes aš nepažįstu vyro, jis pasakė, nesijaudink, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga užgoš tave. Suprantat, kad jinai tikrai nestovėjo. Valio, gavau, dabar aš jau nėščia. Valio, laba diena. Ten vyko dalykai rimti. Amen? Taigi,
Kai ateini čia, į šitus namus, mes ką padarom? Užmesgame galią. Mes įžengiame į tą pažeistą jūsų gyvenimo sritį. Mes galime įžengti jūsų smegenis, jūsų protą, į kūną, į inkstus, į kepenis, į kaulus, į visur. Halleluja. Mes galime įžengti į bet kur, kada mes turim pažinimą. Brangieji, mes ateityje tokius dalykus darysime, kad jūs dabar net negalite to įsivaizduoti. Į kaprus, kai saplatė. Dabar tik tai galima turbūt religiškai pamastyti, kai mes įžengiam į kraujo liniją ir kaunamės, ne? Na, galima realiai tam patekti. Bet kai tau viešpats leis papulti tarp molekulių, tarp neuronų, tarp kitų į tas sferas. Ir pasakyti žodį, į praeito, kad apie apliotasitą. Aš suprantu, kad kai kuriam čia reikia vertėjo. Raštas sako, jei aš išvarau demonus Dievo dvasia, tai tada tikrai pas jūs atėjo kas? Dievo karalystė. Amen. Tai reiškia, kad aš neišvarysiu dvasios be ko? Be dvasios. Amen. Aš negaliu pavergti galių be galių valdžios. Amen. Jūs negalite kovoti su valdžia be aukštesnės valdžios. Ar suprantat? Negalite pavergti kunigaikštystės, neprisijėmę kunigaikštystės pozicijos. Amen. Kunigaikštystė gali grumtis tik kunigaikštystėmis, su kunigaikštystėmis. Jėgos klauso tik jėgų, Amen. tik to jėgų galių. Valdovai tamsos bendrauja tik su valdovais. Amen. Dvasios kalbasi tik su dvasiomis. Dievo sūnus turi galimybę virsti kunigaikštystę, mes galime virsti valdžią, mes galime virsti valdovais ir dvasiomis. Amen. Ir tai yra mūsų didžiausiojo tėvų paveldėjimas. Amen. Mūsų brangusis dangiškasis tėvas mums tai davė, kad jo dvasia galėtume būti viskas. Amen. Halleluja. Halleluja. Apaštalas Paulius sako, kad aš viską galiu Kristuje Jėzuje. Amen. Filipiečiams 4:3. Taigi, tavo teologinės žinios yra nulis dvasiniams galioms. Amen. Tavo metų skaičius tapus krikščioniu yra nulis toms jėgoms ir galioms, jei tu jų nenugalėjai ir tu jų nevaldai. Tavo pastoriavimas lygus nuliui dvasinėse sferose, jei tavo altorius kūniškas. Amen. Bet Dievo bažnyčia yra dvasinė. Mūsų tarnavimo vieta yra ne čia, bet dvasioje. Įtakingame lygyje, kad neštume valdžios ir jėgos galią. Amen. Mes ne kūnas, mes dvasia. Pakartokit. Mes ne kūnas, mes dvasia. Sakykite, mano tarnystė. Mano tarnystė. Ne iš šitos dimensijos. Ne iš šitos dimensijos. Mano scena. Mano scena. Dvasioje. Dvasioje. Kuriai paklūsta. Kuriai paklūsta. Galios ir jėgos. Galios ir jėgos. Sukurtos. Sukurtos. Man valdyti. Man valdyti. Amen. Amen. Halleluja.
Taigi, brangieji, Dievo tikslas yra kur kas didesnis, nei jūs manote. Amen. Amen. Kūrinyje laukia Dievo sūnų. Amen. Amen. Jis ten trokšta, kada ateis tie ir tars žodį. Amen. Žemė pasveik. Amen. Vėjo nurimkit. Amen. Jūros ramybėje būkit. Halleluja. Lietus ateik. Lietus sustok. Saulė nurimk. Amen. Čia tik lašas. Yes. Halleluja. Tam, ką mes sukurti. Tapti visų karalysčių karaliais. Amen. Yes. Jeigu danguje, sako, mes grūmamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, karalystėmis, tamsos pasaulio valdovais. Tai kai mes laimime, kas mes tampame? Tu kunigaikštysčių ir karalysčių karaliais, šviesos pasiuntiniais, viešpaties Dievo, vienintelio Jahvės, suvaldyti, valdyti visas paskirtas mum jėgas ir galias. Tai yra mūsų, kai viešpaties tarnų, viešpaties sūnų pašaukimas. Aleliuja! Susukit, aleliuja! 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 Taigi, brangieji, esmė, kad mes nenorim pripažinti, kas mes tokie dvasioje. Mes nenorim pripažinti savo dvasinio palikimo, kurį mums Dievas davė ir įdėjo dar prieš pasaulio sukūrimą. Mes nenorime pripažinti, kokie mes galingi su Dievo suteiktų statusu mum. Dievo jėgos, jos laukia mūsų. Bažnyčia sako, mums suteikia valdžią ir jėgą ir mums nieko neatsitiks, jie kariauja ir ne viena jėga jums nepaklūsta ir nepaklus, nes tas jėgas reikia užkariauti, kad jos tarnautų tau. Amen. Tu jas turi laimėti susikrūmęs, kad jos paklūstų tau. Amen. Dabar jos nepaklūsta tau ir tu neturi nei jėgos, nei galios. Amen. Tu esi eilinis kvailys. Amen. Tai aš, tai sako raštas apie kvailius ir nekvailius. Apie tos, kurie laukia bažnyčios paėmimo, apie tos, kurie laukia sėkmės. Halleluja. Gerai, brangieji, užteks. Kaip sakant, mano kiekvienas žodis tariamas ne su arogancija, o su meile pažadinti kiekvieno troškimą. Ir tu negali mane nei teisiniai spręsti, nes nematai mano širdies. Amen. Bet kas jeigu tai kalbėjo viešpats? Ar tu visą laiką tik galvoji, kad gali kalbėti demonas tavo? O kas jeigu kalbėjo tau viešpats? Pasimelsk. Aleliuja. Aleliuja. Wow, šlovė viešpačiui. Gerai, pasimeldžiam greitai už Marytę,